Tarp šių metų geriausių režisierių matome ir patyrusius sidabrinės gervės statulėlę jau rankose turėjusius ir šiemet debiutuojančius ilgo metro filmuose save naujai pristatančius vardus. Susipažinkime su 5 šios kategorijos nominantais. Režisieriui Jurgiui Matulevičiui teko dirbti su gausia tarptautinė komanda bei Lietuvos žvaigždėmis. Filmo Kinų jūra režisūra pareikalavo lanksčiai derinti skirtingų kultūrų profesionalus. Darbas su naujais žmonėmis iš tikrųjų verčia tave patį pasistiebti ir atrodyti galbūt geriau, negu tu galėtum atrodyti prieš žmonės, kurie tave labai gerai pažįsta. Ir jie tikrai mane praturtina ne tik kaip kūrėją, bet kaip ir žmogų ir aš labai branginu šias pažintis. Aistė Žegulytė auga kartu su savo filmais ir jų tematika. Sidabrinė gervė už filmą apie gyvūnus jau apdovanota režisierė, šįkart žvilgsnį nukreipė į mikroskopinę gyvybę. Aš jau kažkur 19-17 metais žinojau, kad aš stebėsiu ir žiūrėsiu į tuos grybus. Bet tada gal kaip ir nutinka dokumentikoje, grybai mane nusivedė pas restauratorius. Mes kažkaip labai daug kalbėjom apie amžinybę, apie tai, kad niekas nesibaigia. Ir Vytas man pasiūlė šitą formatą, būdamas vienam festivalį. Žiūrėjo tiesiog planetariume atsigulęs ant grindų į tokį formatą apskritimo ir tada man paskambino, sako, filmuojam šitą apskritimą. Grybus pirmiausiai mes stebėjom 2 metus, darėm tokius testus, nes mes juos matėm tik tai paveiksliukose, nuotraukose nesupratom, kaip jie juda. Ir tada jau galėjom filmuoti 3 metus, tai iš viso grybus 5 metus, o žmonės tai turbūt 6 metus stebėjom ir stebėjomės, kokie jie. Debiutinių ilgametražių filmų renovacija režisierė Gabrielė Urbonaitė įrodo, kad ji gali ne tik kurti trumpo metro filmus, ne tik montuoti kitų režisierių kūrinius, bet ir sėkmingai režisuoja pačios parašytas istorijas. Vienas didžiausių iššūkių man buvo, kaip nufilmuoti filmą, kurio veiksmas vyksta praktiškai viename bute. Mums pasisekė surasti 2 namus, identiškus namus, vieną nerenovuojamą, o kitą renovuojamą. Ir tada turėjome labai kruopščiai suplanuoti, kaip nufilmuoti, kad apgauti žiūrovą, kad tai yra vienas ir tas pats namas. Turbūt svarbiausias dalykas, kurį išmokau, tai mėgautis procesu. Režisierius Karolis Kaupinis, kurdamas filmą Badautojų namelis, nesiekė 91 metų bado akcijos istoriją papasakoti pažodžiui, bet įvykius ir personažus vaizdavo taip, kad jie nebūtų tapatinami su realiais. Nėra filme dokumentiškumo. Yra tik tai gal viena scena, kuri yra tarsi verbatimo atkurta, iš tikrųjų tikra scena, kuria filmas ir baigėsi. Nepaisant to, tas tyrimas buvo jo, aš viską peržiūrėjau, viską, ką buvo įmanoma surasti, kas buvo susijęs su bado akcija. Niekur nenaudota dokumentinė medžiaga ir fantastinė tokia scena apie badautojų balių po bado akcijos LRT kaviniai. Vytautas Katkus iki filmo svečias kūrė trumpametražius filmus bei kitų režisierių darbuose atlikdavo operatoriaus darbus. Svečias Vytautui Katkui kaip ilgo metro filmo režisieriui yra debiutas. Faina, kad yra kažkokia pagauta nuotaika, visada norės, kad svyruotų nuotaikos. Tai aišku, ten yra daug melancholijos, daug liūdesio, taip pat atrodo galima išvelgti ten daug kažkokios komiškų situacijų, linksmumų ir panašiai. Man vis tiek galiausiai, man atrodo, jis yra šviesus filmas, pozityvus. Nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė jau šį sekmadienį.